Esame šiandieną Kaune, tikriname Volkswagen Golf 18 metų 2 litrų 110 kW dizelinio varikliu. Automobilis parvykęs iš Vokietijos. Kėbulas turime dažytus 3 elementus, tai dažytas priekinis galinis bamperiai buvę, bet remontai atlikti seniai, taip pat dažytas variklio dangtis. Dangtis yra keistas naujas dėtas ir tiesiog perdažytas yra, glaisto jokio sluoksnio neturi. Ant galinių dešinės pusės durelių ir priekinių dešinės pusės durelių apačioje, kur linija, turime tiek ant galinių, tiek ant priekinių durų nedidelius dujų lenkimus, kurie pasidarytų nesunkiai su meniniu lyginimu, taip pat ir ant galinės arkutės vieną daubutę. Šiaip pats kėbulas lygus, tvarkingas, be rūdžių. Priekinis bamperis, kampai yra truputėlį dažai atkibę. Bamperis, kaip minėjau, buvęs dažytas. Ant priekinio bamperių taip pat yra smulkių padaužymų nuo akmenukų, ant kapoto taip pat turime smulkių padaužymų nuo akmenukų. Padangos naujos, žieminės naujos, visos 4 padangos, galiniai stabdžių diskai ir kaladėlės jau turi būti keičiami, priekiniai viskas tvarkoje, bagažinės skyrius daugmaž tvarkingas visas, yra kompresorius, tačiau nėra, mačiau, klijų. Atsarginis ratas buvo šitą modelį būtent nekomplektuojamas. Toliau salonas pats visas tvarkingas, sėdiniais kampai gražūs, kilimėlis taip pat, vairas tvarkingas, automobilio rida 205 000 km, rida yra tikra. Tiek ir informaciniai sistemos mums tai parodė, tiek ir atlikta kompiuterinė diagnostika. Iš niuansų salone tai turime ant lubų dešinės pusės gale buvęs įplyšimas, maždaug kokiu apie 4-5 cm ilgio yra šita vieta paklijuota. Taip pat priekinio diržo sagtis yra nukritus, neturi galinio atraminio taško, kaip ant dešinės pusės diržo turime prisiūtą atraminę dalį. Vairuotojo pusės nėra to dalyko. Toliau elektronika, aktyvių klaidų nėra. Vienintelė klaida dėl vairuotojo pusės langų. Adaptacijos nepavyko padaryti ir klaida išlieka aktyvi, tai nuspaudus langų nuleidimo mygtuką. Langas tik nuspaudimo metu pakrenta tiek, kiek yra nuspausta, automatiškai nevažiuoja langas. Tai šitą vietą reikėtų dar pasižiūrėti. Tarpas su variklio dangčiu ir sparnu nėra idealus šioje vietoje. Truputėlį kapotas yra žemyn nuėjęs, o analogiškoje priešingoje pusėje pakilęs į viršų, nėra plokštumos su sparnu. Tai iš kėbulo būtų tiek, variklis pats dirba gražiai, traukia tvarkingai, vedasi puikiai, sankaba ideali, nėra jokių pašalinių garsų, smagratis. Jokių nėra iš smagračio pašalinių garsų, purkštukų kompensacijos visos yra idealios. Atlikus kompiuterinę diagnostiką daugiau problemų neradome. Tai toks automobilis Volkswagen Golf 2018 metų 2 litrai dizeliniu varikliu. Automobilis, kaip minėjau, pargabentas yra iš Vokietijos.